Sveiki visi, su jumis Lina Jasbutytė ir laida Naujoji karta. Praėjusį savaitgalį Druskininkuose įvyko labai smagi iniciatyva. Buvo galima šokinėti su virve nuo Snow Arenos. Mano pačios svajonė yra iššokti iš lėktuvo su parašiutu. Taigi turėjau džiaugsmą pakalbinti šokinėjimo su virve asociacijos prezidentą Arvydą Vasiliauską. Jis užsiema šokinėjimais su virve nuo uolų ir pastatų, taip pat ir šuolį su parašiutu. Ir laidoje mes kalbėsimės apie šio ekstremalaus sporto galimybės Lietuvoje. Kur geriausia yra šokinėti ir ar adrenalinas yra šio ekstremalaus sporto varikliukas. Kviečiu pasižiūrėti. Labas, Arvydai. Labas, Lina. Visgi yra daugybė aukštų vietų pasaulyje, nuo kurių galima šokinėti. Kokia vieta jums paliko didžiausią įspūdį? Didžiausią įspūdį turbūt paliko Ukrainoje esanti uola Šankaja, Kryme. Tai vaizdas į Juodąją jūrą, didelis aukštis, net 250 metrų. Tai atitikmo būtų apie 80 aukštų namas. Ir tikrai įspūdingas gamtos objektas. Lietuvoje šiek tiek sunkiau su tuo, kadangi objektų nėra tiek daug, nėra tiek aukštų, o ir gauti leidimą nušokti nuo jų yra netaip lengva. Šokinėjimas su virve, tai yra užlipi ant olos, pavyzdžiui, Ukrainoje, Kryme, prisiriši ir šoki? Atrodytų gal ir taip, pati linksmiausia dalis čia jau, bet yra iki tol ilgas pasiruošimas, tai įsirengti ant tokio objektą užtrunka maždaug 3-4 dienas, gryno darbo, tai yra komanda žmonių, ne mažiau kaip 5 žmonių. Įsivaizduokit, tai yra panaudojama keli kilometrai virvių, kurias reikia pertiesti per mišką, kad vieną galą pririštum prie uolos, kitą galą pririštum kažkur apačioje už kelių šimtų metrų ir ant virvės vidurio prikabinės kitą šuolio virvę galėtum nušokti nuo uolos. Ar reikia kažkokio fizinio pasiruošimo tokiam sportui? Kaip ir kiekvienas ekstremalus sportas, reikalauja kažkokių tai sugebėjimų, kad sugebėtum bent jau ant uolos užlipti, kad galėtum nuo jos nušokti. Įrengimas, aišku, bet kažkokių specialių fizinių gebėjimų tikrai nereikia, nes šuolis yra pakankamai saugus. Gerai, kalbant apie Lietuvą, ar čia šokinėjimas su virve yra populiarus šiaip tarp mūsų žmonių tarpėje ir kur būtų galima tai atlikti? Kalbėjote apie leidimus, kad yra sudėtinga, tai gal plačiau galėtų. Tai iš tikrųjų Lietuvoje mes esame vienintelė oficiali komanda, kuri atlieka tokius šuolius. Esame nušokę nuo ne vieno objekto, tai Vilniuje nuo Europos pastato, tokius didesnius paminėsiu. Nuo buvusio Reval Hotel Lietuva, dabar Radisson Blu viešbučio. O populiariausia vieta pirmašaliam atlikti, aišku, Europos pastatas nebūtų ta vieta, kur jūs galėtumėte atlikti pirmą šuolį, nes tai yra ganėtinai didelis objektas. Bet pirmašaliam šuoliai yra vykdomi nuo 3 mergelių tilto Kaune. Supratau, pasaulyje dabar labai populiarėja, galima pastebėti, tai šuoliai nuo uolų, kuomet tu krenti net be parašiuto, be jokios virvės, o tiesiog su įranga specialia, kuri padaro tau lyg sparnus. Kas tai per sportas, ar žinot? Tai yra base jumpingas, bet irgi reikėtų jį išskirstyti 2 dalis. O kaip jūs sakote su sparnais, tai tie sparnai vadinami angliškai wingsuitu, kurio metu tu gali nušokęs nuo objekto sklęsti daug toliau. Bet finale vis tiek tu turi išskleisti parašiutą, kadangi tas kostiumas neįgalina tavęs nusileisti saugiai ant žemės. Gerai, o kalbant dar apie Lietuvą, kuris iš šitų visų veiklų, visų šitų sporto yra populiariausias ir labiausiai išvystytas mūsų šalyje? Tas įdomu, nes mūsų klausytojai galbūt klausosi ir norėtų išbandyti. Ką reikėtų išbandyti? Aš manau, kad reikėtų rope jumpingą tai būtinai išbandyti, nes tai yra labai daug emocijų. Net aš kaip išbandęs visus sportus, man rope jumpingas kol kas yra palikęs didžiausius išgyvenimus, kadangi tai yra galimybė kritimo metu labai arti atsidurti žemės, kas tikrai baugina. Tarkim, parašiutas, tu iššoki iš 4 kilometrų, prakrenti 3, skleidiesi kažkur kilometro aukštyje. Tai realiai tu žemės artėjimo nesuvoki. Tai yra erdvė, malonumas, tu kažkur tai randiesi kitur. O čia tau žemė nuolat artėja. Tai wow, toks būna. Arti, baisu pirmą kartą. Na gerai, bet aišku, labiausiai išvystytas yra parašiutizmas, nes parašiutininkų klubų yra daug, lėktuvų kilnojančių yra daug, žmonių užsiiminėjančių taip pat yra daug. Tai paprasčiausia, tiesiog ateini, sumoki pinigėlius ir iškrenti iš lėktuvo.
Dabar norėčiau pereiti šiek tiek galbūt apie adrenaliną būtent pakalbėti ir šiek tiek aplink jį padiskutuoti. Tai, kaip manot, ar yra pomirtinis gyvenimas? O, labai netikėtas klausimas. Nežinau, dar neįsiaiškinau iš tikrųjų, bet iš tikrųjų negalvoju apie tai. Nežinau, nemanau. Gerai, ar nebūna apmaudu, kad savo veiklą jūs padidina tikimybę visą tai pabaigti, kas dabar yra čia? Nemanau. Man atrodo, mano gyvenimo pabaiga iš tikrųjų būtų tada, kada aš sėdėčiau namie ir nieko neveikčiau. Tai man atrodo kaip tik, kad kuo aš daugiau veikiu ir kuo veikiu pasiemu iš gyvenimo maksimumą, tai man atrodo, tai yra dar geriau. Aišku, kas yra ekstremalas? Ekstremalai daugelis juos bukapročiais, begalviais vadina, bet iš tikrųjų tai žmonės labai mylintis gyvenimą. Net sakyčiau labiau negu kiti žmonės, nes ir joks ekstremalas tikrai nenori žūti, ten susižeisti, tai viską daro realiai, kad tik to nebūtų. Net kas keisčiausia, mes tiek saugomės darydami savo veiklas, kad mūsų traumos dažniausiai ateina net ne sporto metu. Kuom ši veikla yra tokia žavinti? Ar va čia tas adrenalino jausmas, ar gražus tie vaizdai, kuriuos matai bešokant, ar su draugų visa kompanija, su kuria tu keliauji ir palaikymas vienų kitų, kas kelia tas geras emocijas? Šuolis ir yra tokia labai trumpa dalelė. Adrenalinas tai irgi labai trumpas dalykas. Jisai ateina ir praeina, viskas. Kartais jo net nebūna. Iš tikrųjų tai būna, pats šauniausias dalykas yra po šuolio nueiti į barą su draugais. Tai yra pats šauniausias dalykas. Man asmeniškai labai patinka būti žmonių tarpe ir dalintis savo įspūdžiais, nes aš manau, laimė ir yra tai, ką tu gali pasidalinti su kitais. Ar yra dar kažkokių stereotipų sukurtų, kad tai yra... Ar žmonės kuria tokius stereotipus, ar dar yra tų kalbų? Be abejo, kuria, kadangi užsienyje tai to nieks nestebina. Pavyzdžiui, kokiai Prancūzijai nušok nuo olos, tai pamenu savo pačią pirmą kelionę su parašiutu, tai nušoko nuo olos, nusileidžiu ir jaučiuosi kaip koks nusikaltėlis. Taigi ten pakuoju parašiutą į kuprinę ir jau galvoju, reikia kur nors čia pasislėpti. Užeinu į barą ir klausiu, sakau, tiksliau manęs klausia, sako, tu nušokai nuo olos, aš nebežinau ką atsakyti, sakau, na taip, ir sako, tai gal to pastatyti alaus, ir aplinkui pilna nuotraukų šokinėjančių žmonių. Aš nemanau, kad Lietuvoje būtų tas pats, todėl Lietuvoje šuoliais nuo nejudamų objektų su parašiutu aš net nevykdau. Gerai, paskutinis klausimas tada. Ar ši kelionė gali pakeisti tave kaip žmogų ir ką įduoda asmenybei? Iš tikrųjų gali, todėl kad žmogus daugelį atvejų pradeda viską vertinti kitaip. Žmogus, tarkim, jeigu jisai nuolat sėdi biure ir vienintelis jo dalykas, kai jisai sulaukė savo kokios nors Liepos mėnesio atostogų ir išvažiuoja į kokią salą pagulėti, tai jisai grįžęs turbūt nepasakys, vėl galiu ramiai metelius dirbti. Po mūsų kelionių tu kažkaip taip nuolat galvoji, wow, čia geras buvo ir taip, tai yra įsimintina, tai nėra tokia statistinė kelionė. Kiekviena tokia kelionė aš galėčiau, manau, prisiminti kiekvieną, kurį vyko per paskutinius 10 metų. Na, manau, kad prieš šokant su parašiutu pabandysi dar šuolį nuo 3 mergelių tilto. Būtų puikiai vieta įveikti kritimo baimę. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo laida Naujoji karta ir aš, Lina Jasbutytė. Iki! Iki! Turit medžiagos kalbą.